Kitas klausimas, 40, kuris buvo įtrauktas dėl savivaldybės materialio turto perdavimo pagal panaudos sutartis Alytaus aeroklubui ir Dzūkijos aeroklubui. Klausimą pristato Laura Dzidzevičiūtė. Vieną sekundę, merė. Taip, kolegos. Norėjau paklausti. Gerai. Nu, ką darysi? Kaip sakoma, kai bus, tai bus. Klausimas, kolegos, iš esmės yra aiškus. Čia kelinta buvo numeracija, plakit biškai. Ja, tai va, kai taip sukeičiat, tai sunku ir susigaudyti. Taip, klausimas iš esmės yra aiškus. Sakyčiau, sentimentalu, lygiai prieš metus laiko buvo išimtas iš darbotvarkės, motyvuojant tuo, kad neva teismai čia pakenks, čia, žodžiu, įtakos sprendimas teismų kažkokį tai sprendimą. Tai pasakysiu labai paprastai. Per metus laiko nieko neįvyko. Teisminis procesas yra absoliučiai nuliniai stadijoje, tai yra, kaip pavyzdys, kreiptas į aukščiausiąjį teismą per šį laiką dėl teismo teismingumo. Aukščiausias teismas dabar davė išaiškinimą visgi, kad kompetencija Alytaus teisme. Ta teisėja, kuri nagrinėja bylą, išvyksta į Vilnių dirbti. Vadinasi, keisis teisėja, dar daugiau sužinojau iš teismų sekretoriato, kad galbūt keliaus byla į kitą miestą, nes tiesiog mūsų mieste trūksta teisėjų pajėgumų. Tai ką reiškia, tai Druskininkus gal į Marijampolę ar į Prienus. Tai kolegos, ką tai reiškia? Tai reiškia, kol byla suvaikščios dar 3-4 mėnesiai, kol teisėja susipažins, nes byla jau dabar turi tikrai ne vieną, o keletą tomų, dar užtruks keli mėnesiai, tai apie pusę metų tas klausimas nepajudės iš pirmosios stadijos teismo. Toliau pasakysiu atvirai, pats teismas pirmojoje stadijoje, užtruks kokią porą metų, pusantrų tikrai įvertinant teismų praktiką. Tai ir yra sprendimo projekto esmė ir prašau nenutraukinėti, merečių. Tai ką noriu pasakyti, taip delsdami ir atidėlinėdami šitą klausimą ir šiuo atveju, jeigu kas nepalaikys šito projekto, mes gaunasi taip, kad nei sau duodam, nei kitam. Turtas stovi, perimtas, aš Auksės paprašiau paskaičiuoti, gal Auksė pakomentuos, kiek per 2000, nuo turto perėjimo laiko, kiek savivaldybei kainavo šio turto, vadinkim taip, išlaikymas, kiek kainavo turto įvertinimas, kiek apsauga kainuoja to turto. Ir tikrai, kolegos, kam taip elgtis? Duokim galimybę šiems aeroklubams tvarkytis. Šiuo sprendimo projektu aš siūlau metam laiko tą galimybę duoti, su galimybę pratęsti dar metams ir lai žmonės dirba, lai įgyvendina savo planus ir puošia mūsų miesto bendruomenę. Ir tikrai per tuos metus laiko nieko blogo neįvyks ir tikrai niekas neatsitiks, jokia katastrofa. Ir merė, jūs tikrai nuolat kalbate, kad reikia aerodromą gaivinti, įveiklinti, tai žmonės pasiruošia tą daryti. Ir manau, pagal esamą situaciją tikrai tikslinga šiam tarybos sprendimo projektui pritarti. Gal bus klausimų? Kolegos, tadim klausimų nėra. Matau, kad yra atvykę pakeisti žmonės, tai gal Alytaus aeroklubo atstovai, kurie gal norėt pasisakyti? Ne, nėra. Kęstutis yra, taip jis išsirašė. Tai ar yra norinčių pasisakyti? Tai noriu pasakyti, kad Kęstutis Urbonavičius užrašytas pasisakyti. Prašau, Kęstuti. Aš užrašiau, taip. Kaip reglamentas numato, aš nesuprantu, merė, kai jūs reglamento neskaito. Labą dieną visiems. Kęstutis esu, pilotas. Garsiau. Šitas klausimas, kuris dabar čia sprendžiamas, jeigu jis būtų išspręstas bent kaip siūloma projekte metams, tai galėtum pradėti ir tęsti mūsų darbus. Dabar esam pakabyti ore ir tas turtas šiai dienai yra niokojamas ir nenaudojamas pagal perduotą tą turto paskirtį. Tai mes norėtum, kad ne tik metam būtų, kaip ir siūlėm, iki 10 metų tas turtas būtų perduotas.
ir kad būtų galima planuoti, nes kaip ir visi turim planus, ieškoti reikia ir rėmėjų, ir renginiam, ir sportui visiems. Tai sunku šnekėti, aišku, per šitus 2 metus viskas vaizdelis aeroklube nekoks, viskas apleista, neprižiūrima savivaldybės, tai nežinau, ar jum tai tenkina, nes tai jūsų požiūris, jūsų sprendimai arba nepriimti sprendimai. Tai norėtum, kad vieną kartą apsispręstų, priimtų sprendimą, nes mes prašėm ir pačioj pradžioj, kad bent laikinam, kol naudojimui būtų sutartis kokia pasirašyta, kol bus priimtas tarybos sprendimas dėl to turto panaudojimo tolimesnio. Tai norėtum tiek, kad priimtų kažkokį sprendimą. Auksi, dar atsakykit dėl tų pinigų, jeigu pasiruošėt. Ačiū. Labadiena visiems. Laura Radzevičiūtė pasiteiravo, kiek mums kainavo kaip administracijai šio turto išlaikymas nuo tada, kada mes jį perėmėm. Tai čia gal labai nedetalizuosiu, nes mes ir apsaugą, aišku, ten montavome, pirkimas vyko, nes mūsų tikslas, kad turtas būtų saugus, visi orlaiviai. Taip pat administravimo paslaugos buvo pirkimas, kad būtų administruojamas tas turtas, tai yra ir medžiai apgenėti, ir žolė nuolat prižiūrima, pjaunama, ir buvo pavojingos konstrukcijos atsilupę nuo stogų sutvarkėme. Tai visa tai mums 21 metais kainavo apie 16 000, o 22 metais iki šiol esam patyrę 1000 eurų išlaidų. Ačiū kolegos, tai tada einame prie balsavimo procedūros. Balsuojame. Taip, balsuojame. Primenu jūsų rinkiminius pažadus. Gerai, kolegos, balsavo už 5, 2 prieš, 11 susilaikęs, sprendimas nepriimtas. Merė replika po balsavimo. Gerai, replika. Na, tai kolegos yra lytiškiai, kas taip stebi tarybos sprendimą, na, tai tiesiog matot, kaip yra kvestionuojami geri ir bendruomeniai reikalingi tarybos sprendimai. Labai gaila dėl Valstiečių ir Žaliųjų partijos atstovų balsavimo šiandien, nes jų kandidatas į merus, Robertas Žarknickas, prieš metus laiko aiškiai pasisakė, kad už aerodromą. Tai aš dabar nelabai suprantu, kas čia vyksta. Tai va, tai alytiškiai, žiūrėkit, kaip kas balsuoja ir įsivertinkit patys. Rinkimai artėja, gerbėmieji.